komponentai ir kaip jie susirišti. Taigi, tikiuosi jums tai pravers. Viskas apie Karoliną. Šiandienos receptas bus labai paprastas. Suktukai, ofsetiniai kabliukai, 2 storio fluorokarboninis valas, be abejo kulkelės, karoliukai, na ir keli masalėliai. Taigi iš viso šito mes pabandysim surinkti Karolinos sistemėlę ir be abejo parodysiu, kaip tai atrodo. Pradėsiu tai daryti nuo storesnio fluorokarboninio valo. Ši atkarpa fluorokarbono apie 30 cm yra skirta tam, kad jeigu jūs naudojate stiklinį karoliuką, jisai nepažeistų pinto valo. Taigi plastikinis karoliukas taip, jį galite dėti tiesiai ant pinto valo ir jokios problemos neturėsite, bet jeigu tai yra stiklinis karoliukas, būtų pageidaujama tikrai tiesiog paimti ir uždėti 30 cm atkarpėlę fluorokarboninio valo kiek storesnį. Apie 0,26, tai 26. Turim gabalėlį valo. Prie vieno galo tiesiog paimam ir pririšam suktuką. Taip, suktukų rišti naudoju labai paprastą mazgą, kuris niekada dar gyvenime nenuvylė. Tai yra tiesiog pervirus per kilputę, apsuku kažkur grubiai gal kokius 8 kartus. Ir galų gale galą tiesiog perveriu per kilputę pačioje pradžioje. Viskas. Taip, mazgas yra užtemptas. Viskas ok, mes dabar galim galiuką nukirpti. Aišku, niekada neužmirškit, kad reikėtų sušlapinti prieš užveršėt, bet šį kartą savo atleisiu šitą nuodėmę. Tai va, toliau eis sekantis valas, kurios storis 0,2 ir šį pavadėlį reikėtų daryti ilgesnį, jis turėtų būti kažkas apie 1,20 m grubiai. Ar ne? Na, aš tokio ilgo nedarysiu, imsiu trumpesnį, nes tai tik tai parodomoji sistemėlė. Taip, šį kartą galima naudoti ir dantis, kadangi reikia skubėti, žmonės švenčia ir, na, paprašiau, kad jie švęstų šiek tiek tyliau kurį laiką ir laiko turiu labai nedaug. Taigi, vėl perveriam kilpelę. Taip. Tenka pasišlapinti šiek tiek prieš susukant. Suktukas labai nenori suktis tarp pirštų. Tai va. Na, apsukom vėl maždaug apie 8 kartus. Susirandam tą pačią kilputę. Perveriam per ją. Na ir aš vėl mazgą užtemsiu. Turim mazgą. Nukerpam. Viskas atrodo labai neblogai. Taip, prie pačio galo rišam ofsetinį kabliuką. Ofsetiniam šiaip galbūt šis mazgas ir nėra pats patogiausias surišti, bet na, jis manęs niekada nenuvylė. Taigi darau kilpą, perimu kitą ranką ir tiesiog galą apsuku aplink kilputę apie 8 kartus. Paprastą kabliuką yra rišti ganėtinai lengviau. Na, čia dėl tos užkarpėlės tenka šiek tiek tai padaryti sudėtingiau. Taip, toliau perimus kitą ranką, valas yra perkišamas per kilputę ir mazgas yra užtempiamas. Gavosi pakankamai simpatiškas mazgelis. Mazgelį, aišku, mes valo perteklių šalinsim. Taip, turim kabliuką, toliau eina valas, toliau eina suktukas. Prie suktuko eina storesnė fluorokarbono atkarpa. Ant šios atkarpos viskas, ką reikia padaryti, tai tiesiog užverti karoliuką ir būtent iš apačios tokia tvarka užverti kulkelę. Štai viskas. Mūsų sistema yra visiškai paruošta. Taigi, tai yra mazgas skirtas sujungti fluorokarboną su pintų valu. Neabejotinai turbūt vienas geriausių mazgų ir paprasčiausiai rišam. Taigi paimam fluorokarbono valą, padarom kilputę ir tiesiog perkišam apie 7-8 cm pinto valo. Perimam kitą ranką ir pintą valą sukam apie 8-9 kartus aplink fluorokarboną. Tai padarę, pasižiūrime, pro kur įėjo pintas valas pro kilputę, pro tą pačią kilputę tiesiog paimam ir jį iškišam lauk. Štai viskas. Neužmirštam sušlapinti ir užtraukti šio gražaus mazgo. Toliau jau be abejo žirklutės.
Ir viskas. Štai ir jums Karolinos sistema. Neužmirškit, kad jeigu, tarkim, nekimba, nesat pasidarę pavadėlį apie 1,20 m, 1,50 m, kartais žmonės daro ilgesnius, tai priklauso nuo sąlygų, bet jeigu nekimba, jūs jį galite trumpinti, tam jis ir daromas yra ilgesnis, kad jūs trumpintumėte po 15 cm, tol kol liks galų gale galbūt 30 cm, na, tikėsime, kad per tą laiką ir prasidės kibimai ir tiesiog sistemėlė pateisins poreikius. Paskutinis akcentas turbūt masalo užverimas, taigi pradedam nuo galvos. Šiek tiek praveriam žemyn. Toliau masalas yra apsukamas ir pastatomas į tokią poziciją. Ne? O po to lieka tiesiog, pradžioje reikia atsimatuoti maždaug, pro kur turėtų įeiti geluonis, bet po to galima po kurio laiko tiesiog tai daryti iš akies. Štai, geluonį paslėpiam ir viskas turėtų atrodyti šitai. Neužmirškite paspausti patinka ant Angler Studio puslapio ir laukite naujų video, nes jų tikrai bus. Ačiū už dėmesį ir iki. Atėjo tikras draugas Bruknė. Tikras žvejų šuo. Mes kitą sezoną visą žvejosim kartu, ne Bruknė? Geras šuo.